jo netarybų Lietuvos cementą. Naujosios Akmenės cemento gamyklos epopėjoje ypač žymus išradėjų ir novatorių darbai. Techninės kūrybos žmonės telkė inžinierius Sigitas Žalnerevičius. Jo išradimai įdiegti ne tik čia, bet ir Estijos, Baškirijos cemento gamyklose. Gan didelis gal būrys čia gamyklos racionalizatorių yra. Jeigu draugija jungia apie 700 narių, tai kas metai iš jų apie 400, virš 400 paduoda, racionalizatorių paduoda pasiūlymus. Mūsų pagrindinis tikslas draugijos, tai čia būtent padėti racionalizatoriams. 700 racionalizatorių. Mes susipažinome su komunistinio darbo spartuoliais Michailu Afanasjevu, Antanu Miniotu ir Jonu Labucku. Labuckas žemaitiškas, susispyręs charakteris. Remondikas remontuoja įrenginius. Faktiškai išeina jis kartu remontuoja ir kartu jūs rekonstruoja, modernizuoja. Tiesiog, smulkiausias dalykėlis jis. O šitas patinka. Svarbiausias, sakau, bruožas, kad dirba kūrybiškai. Miniotas, biški flegmatikas toks jo. Jis taip tyliai, ramiai nusieks, savo jis pasiekia, bet jau per daug, sakyti, nefantazuodamas, nors fantazijos reikia. Čia pagrindinis dalykas turbūt fantazija. Gal ir taip. Bet ar tik nepadeda Antanui Miniotui tas jo žemaitiškas ramumas? Dėl Afanasjevo. Jis tiki, pas jį dviejų turbūt 10, jeigu 10 netgi teisingiau. Ir jis tiki, kad visų bus įgyvendintas. Baisus optimizmas pas jį. Tas svarbiausia, kad pas jį pasiteisino visados tas. Ekonomija sudarytų jo apie 400 000. Čia didelis kiekis, vos net 500 000, tai čia panašiai gamykla per metus iš viso duoda apie tiek ekonomijos per metus. O ką racionalizatoriai? Tas žmogus, kuris visą laiką vienoje vietoje dirba, jis iš pradžių galbūt to darbą nemylėjo. Pradžioje jis dirba, kad jam reikia dirbti. Vat brigadininkas liepia jam eiti, eik tu ten ir ten, reiškia. Jis keliauja, dirba ir laukia darbo pabaigos ir viskas. Čia yra tokia viena žmogaus pusė. Reiškia, jis dar nesusigyvena, nei su kolektyvu, nepamiega tą darbą. Susitinku daug su kuo ir atrodo iš tikrųjų vyrai protingi ir išsilavinimą turi ir viso kito. Tačiau, kad jis sugalvotų, ką nors ar patobulinti, kažkodėl, ar tiesiog sunku suprasti, ar jis tiesiog nenori, ar jis laiko neturi, ar tiesiog jam neįdomu kažkaip. O po kiek tai reiškia laiko, kad žmogus pradeda kitaip žiūrėti į darbą ir į tą kūrybą. Jeigu jis vieną kartą nuėjo, tą įrengimą atremontavo, kažkaip tai ne taip atremontavo. Ant rytą jį vėl brigadininkas sako, girdi, tu tai padarei, eik vėl ten žiūrėk, kas ten yra. Tai jis ieško būdų kažkaip, negu jam kažkaip nusibosta, eiti visą laiką prie to įrengimą. Jis nori kažkaip paįvairinti savo gyvenimą. Tuot jis priverstas eiti, reiškia, ir galvoti. Jis yra vis dėlto toks galbūt net susirgymas ar kas tai. Aš dabar tai beveik visą laiką galvoju. Ne šiandieno, tai rytoj vis tiek tas ar kitas mechanizmas tave paves. Reiškia, jį turi patobulinti. Štai tenka ir galvoti. Galvoti dar turbūt yra mėgėjai, galvoti tiesiog.
yra, kurie mėgsta svajot, turbūt. Nu, tas pats ir yra čia, reiškia. Nu, pas mane, aš mėgstu galvoti. Aš kartais net, reiškia, eidamas mėgot, kol neužmiegu, kažką tai galvoju vis tiek. Kitą kartą nueini į tokį aklavietę. Nu, reiškia, nėra būdo. Nėra būdo. Nu, gerai, viskas jau nusiramini, kad nėra būdo, reiškia, taip jau turėjo būti, taip, ir turim palikti. Nu, kai sugrįžti į tą pačią vietą, pasižiūri į tą rengimą, kad jis, nu, ne taip dirba, ne taip turėtų dirbti, kaip jis privalo dirbti. Nu, kažkaip vėl, ir vėl, ir vėl, ir vėl, nu, kitą kartą, žinoma, tai nebūna ilgai ieškojimai tie. O kitą kartą, tai... Šimtus milijonų metų gulėjusio žemės gelmėse klinčių atsargos tarsi atgyjo. Išliko daug darbo dainų apie žemkenčio ir lino vargelius, o cemento gimimas, sunkesnis dešimteriopai, dar laukia dainos. Paklausime, kokie išradėjų rūpesčiai socialistinėme lenktyniavime. Rūpesčiai, kūrybiniai, išgirdome atsakymą. Kad įrengimai pajėgtų viršyti projektinį našumą. Štai kur krypsta gamybos novatorių mintys. Savo veikloje jie nevieni. Jiems nuolat talkina mašinistai Juozas Kiudulas, Antanas Čepas. Antanas Čepas prie šio cemento malūno nuo gamyklos gimimo dienos. Nebuvo dar tuomet šito valdymo pulto, nebuvo ir reguliavimo sistemų, mašinistas turėjo dirbti vien iš klausos. Karvės ganėsi, o dabartinėje Taikos gatvėje rugiai žaliavo. Cemento gamykla, kaip pasakoja tų metų dokumentai, prasidėjo nuo geležinkelio pylimo statybos. Su kastuvu plušo ir Antanas Čepas. 52 metų rugsėjo 20 dieną stojo rikiuotin pirmoji technologinė linija. Vakare kažkas naktiniai pamainai berods. Mes paleidom šitos malūnus, nu ir buvo daug inžinierių, kurie sekė viską, patikrino, taip toliau. O aš stojau pirmas iki prie šito, kaip sakant, pultų, prie maitintojų, buvau paleistų viskas. Na ir pabiro pirmasis šitas klinkeris. Ir praėjus apie 20 minučių mes ir aš, ir visi kiti ėjome į kitą malūno galo, kur turėjo pasirodyti, kaip sakant, šitas mūsų lietuviškas pirmasis cementas. Na ir pasirodė jis, bet pasirodė labai jau neįprastas, tokios rudos kaip kava spalvos, tačiau pasirodė cementas. Vėliau buvo pastatytos dar 5 technologinės linijos. 10 kartų išaugo cemento gamyba. Jeigu pirmąją milijonui tonų cemento pagaminti prireikė 5 metų, tai dabar vien per metus pagaminama daugiau kaip 2 milijonai tonų. Ir vis tik pirmosios linijos paleidimas neišblėso Antano Čepo atminty. Taip pat ir sukamosios krosnės mašinistas Juozas Kiudulas nepamiršo savo mokytojo socialistinio darbo didvyrio Fiodoro Peršino. Tai jis užkūrė čia pirmąją krosnį. Lenktyniavimo žymūnas Juozas Kiudulas pats dalyjasi patirtimi. Jis vienas geriausių šalies sukamųjų krosnių mašinistų.
Šiame valdymo pulte jaučiamas visos gamyklos alsavimas. Kruopščiai patikrinama kiekviena ruošiamo cemento tona. Apsirikti negalime. Juozas Kiudulas ne iš karto priėmė Michailo Afanasjevo pasiūlytą naujovę elektros filtro sugautas dulkes vėl sugrąžinti į krosnį. Daug rūpesčių cementininkams kelia dulkis. Todėl racionalizatoriaus pasiūlymas mums pasirodė toks svarbus. Čia moka vertinti tyrą orą. Be to, va dabar čia prieš žydį persikas. Greit pasipils, reiškia, jo visas šakelis pilnai vienais žiedais. Nu, jį tenka irgi, kaip ir čia minėjau, dengti žiemai. Tiesa, nebe tiek daug, truputėlį reikia, užtenka šito šiferio audeklo, apsukti porą kartų ir jis įsilaiko, ypatingai, kad praeitą žiemą buvo tokia palanki mūsų augmenijai ir to labiau svečiams. Ir gana puikiai įsilaikė, vis nenušalė, gali sakyti, ne vieno pumpuro, ne vienos akmenis. Jis pasiruošė su kiekvienu pasidalinti grožiu. Antano Čepo medžius pamatys ir gatvėse, ir aikštėse. Cementininkų mieste ne 1,000 sodininkų. Šimtai cementininkų iškovojo komunistinio darbo spartuolio vardą. Kolektyvui Pirmajam Respublikoje ir Pirmajam šalies cemento pramonėje suteiktas garbingas komunistinio darbo kolektyvo vardas. Gamykla darbo raudonosios vėliavos ordininkė. 30 kartų Lietuvos cementininkai tapo sąjunginio socialistinio lenktyniavimo nugalėtojais. Jeigu apibūdint, kad mūsų gamykla yra komunistinio darbo įmonė, kuo skiriasi tie žmonės nuo kitų gamyklų? Nežinau, galbūt čia iš viso sunku tokį pasakyti, tokį kažkokį tai esminį skirtumą. Vėl turbūt grįžti tenka prie to, kad čia žmonės dirba kūrybiškai. Taip sakyti, negalėdami savo laiko, nes šitokia racionalizacija ypatingai paėmus. Juk jeigu stovėsi prie įrengimo, stebėsi, valdysi procesą, apie kažką tai negalvosi, turi dirbti. Vadinasi, daugiau savo galbūt laisvalaikį aukoja bendram reikalui. Vienas iš tokių bruožų komunistinio darbo įmonės kolektyvo nario, pasakyčiau. Be abejo, čia jau ne vien tik tai kūrybinėme darbe, bet ir iš viso visuomeninėje veikloje platus dalyvavimas. Ir iš tokių racionalizatorių turim, kurie, daleiskim, ne tik tai kaip geri racionalizatoriai, ne tik tai geri darbininkai, bet
aktyvūs visuomenininkai, saviveiklininkai, sportininkai. Žodžiu, žmonės visapusiški, taip pasupranta. Vakarinis technologinis technikumas, gamyklos specialistų kalvė. Kvalifikuotų darbininkų laukia inžinierius Vincas Montvila, naujųjų technologinių linijų statybos organizatorius. Praleidžia statybo aikštelėse, kur kiekvienu metu reikalingos jo žinios, jo patyrimas. Jis taip padėjo pamatus ir gamybos novatorių judėjimui. Daug nuveikė tobulindamas įrengimus. Jam suteiktas Respublikos nusipelniusio racionalizatoriaus garbės vardas. Naujosiose linijose Vincas Montvilas stengiasi įdiegti ne tik savo, bet ir Antano Minioto, Jono Labucko, Michailo Afanasjevo bei kitų racionalizatorių patyrimą. Leningrado cemento pramonės projektavimo instituto bendradarbiai dažni svečiai Naujojoje Akmenėje. Jie gerai pažįsta racionalizatorius išradėjus. Jas užbaigus, metinė cemento gamyba išaugs iki 3 milijonų 350 tūkstančių tonų. Cementininkai mato gamyklą, kurioje dirbs elektroninės skaičiavimo mašinos, kurioje viešpataus automatika, protingosios mašinos koreguos visą gamybą. Šitą karjerą galima būtų paversti į nuostabų kampelį, primenantį Krymo, Kaukazo gamtos grožį. Čia yra išimti 2-3 horizontai ir susidaro uolos sienos, primena tarytum uolų nuolaužas. Sudarant tam tikrą tokį dirbtinį dirvožemį, galima, reiškia, apželdinti, ten pasodinti medžių, krūmų, sudaryti žalią įveją, ir toliau, reiškia, kyla kitas horizontas šitos uolos. Ir ant jos vėl, sakysim, kyla tas kalnas suvežtų mūsų šito molio ten ir viršutinis dangos. tą kalną apželdinus, padarius, sakysim, svajingai vingiuojant aukštin, lipant tą kelią, ant šito kalno kokį nors pavėsinį, poilsinį,
Čia galima būtų padaryti nuostabią kurortinį vietą. Mūsų cementininkų rytdiena jau gimsta šių dienų darbuose.